Yamaha, japonų gamybos, elektrinė golfo mašinytė. Super fantastiškas daiktas. Labai gerą važiuoja. Jokio triukšmo. Minimalus. Kiek elektrinis variklis skleidžia, tiek triukšmo. Šis Yamaha automobiliukas atvežtas iš Japonijos. Jisai važinėja Japonijoje golfo laukose. Jisai yra elektrinis, tai yra akumuliatorinis, įkraunamas iš 220 voltų, tinka europiniai, kaip sakyt, mūsų elektros sistemai. Ir pasikrovus juo važinėti galima tikrai pakankamai ilgai. Susės galima, sakim, patogiai keturiese, o jeigu išreikalauti, galima ir šešiese susės. Patogi transporto priemonė ne tik tai golfo laukose, bet ir sodybose, kaimo turizmo sodybose. Tiesiog sodybose, kas turi šiek tiek didesnius plotus, nors nereikia tam didelio ploto, čia 15 arų sklype puikiausiai pasivažinėti galima su tokia mašinytė. O jeigu ploti didesnį hektaras ir daugiau, daug kažkur namelių, sodybų, apgyvendinimas, tai ir aptarnavimui, ir priežiūrai, sakim, teritorijos, kažkur nuvažiuoti, kažką atsivežti, ar žmonės pervežti, labai patogus toks mašiniukas. Galbūt daug kam jau teko tokią mašinytę prasivažiuoti kažkur tai kurortuose, šiltuose kraštuose, Egipte, Turkijoje, tai viešbučių teritorijose su tokiamis išvežioja svečius į apartamentus. Tai ne tik tai darbui ar, kaip sakyti, kažkokias paslaugos, bet tai yra ir pramoga toks automobiliukas. Ne tik tai keturatis gali būti ar kažkoks kitas dviratis ar kažkoks paspirtukas, bet ir tokia mašinytė, sakykime, ir vaikai moka važiuoti, tokia labai paprastas valdymas, 2 pedalai, akceleratorius, stabdis, vairas, visas valdymas. Tai tiesiog kaip pramoga tokia naudojama ir labai smagu pasivažinėti. Su vėjeliu pralėkti tikrai nėra lėtai, jinai lekia pakankamai greitai ir linksma atrakcija su ja.